Labadiena, mano vardas Gediminas, aš esu iš Gedartos ir šiandieną jums papasakosiu apie šilumos siurblius Mitsubishi Heavy Industries. Mitsubishi yra naujos kartos šilumos siurbliai, kurie turi itin aukštą naudingumo koeficientą, kai iš 1 kW elektros energijos gali pagaminti 5,32 kW šiluminės galios. Šie siurbliai turi savyje integruotą boilerį arba išnešamą boilerį 3 arba 500 litrų dydžio. Tai yra būtent pagal šeimos poreikius. Šie šilumos siurbliai gali be papildomos pagalbos pakelti iki 58 laipsnių temperatūros. Ką tai reiškia, kad galima naudoti su radiatoriais ir teisingai parinkus galingumą, galima su mišriomis sistemomis užtikrinti efektyvų šilumos siurblio veikimą. Šilumos siurbliai prasidavinėja nuo 6 kW iki 16, bet juos galima sujungti iki net 128 kW galios. Tai kaskadai keliolika šilumos siurblių gali veikti 128 kW gale. Taip pat jau Lietuvoje esant A+ klasės namams galime juos sujungti su saulės kolektoriais ir taip gauti efektyvesnį karšto vandens ruošimą vasaros metu bei šildymą žiemos metu. Šilumos siurblys yra iš tiesų labai efektyvus ir jo išorinis blokas veikia labai tyliu režimu, ko pasiekoja tai nesudaro diskomforto jums ar jūsų kaimynams. Taip pat galima prie šio šilumos siurblio pajungti Wi-Fi modulį ir keisti jo nustatymus, reguliuoti jį jūsų mobiliajame telefone. Tiesiog reikia turėti šilumos siurblį, internetą ir telefoną. Apjungus šios 3 daiktus, teisingai sureguliavus, būtų galima reguliuoti iš įvairiausių pasaulio kampelių šilumos siurblį. Šiais šilumos siurbliais prekiaujame mes, UAB Gedarta. Galite užeiti į mūsų interneto puslapį www.gedarta.lt, užduoti klausimus mūsų specialistams. Mes jums parinktume tinkamos galios šilumos siurblį, pakonsultuotume bei galėtume suteikti montavimo paslaugas. Taip pat norėčiau jūsų paprašyti, kad prenumeruotumėte mūsų video ir gautumėte visas naujausias naujienas apie šilumos siurblius bei jų veikimą. Ačiū Jums labai už dėmesį.